spaudimo rėmai Valdovų rūmuose, turėjo stovėti matomoj vietoje ir turėjo ten būti audžiami valdovų gobelenų kopijos. Rėmai padaryti. Viskas yra, bet kažkokiem Rusytė numesti, suguldyti ir niekas jų nenaudoja. Istoriškai galų galia Valdovų rūmai, jeigu pagalvoti apie Žygimantą Augustą, kuris buvo vienas ambicingiausių gobelenų kolekcionierių visoje Europoje, taigi šimtai skaičiuojasi ten jo supirktų gobelenų, kai gobelenų ar serijos kaina tai būdavo kaip mūšis didžiausias, kaip kariuomenės apginklavimas. Čia skaičiuoja, kad ten viena serija kainavo kaip karinis laivas, kita kaip mūšis, trečia kaip pilis, bet kažkodėl tai investavo į gobelenus, į savo istorijos papasakojimą, nes daugumoje gobelenai tai kas yra. Tai mūsų istorijos yra vizualizacijas tais laikais pačioje prabangiausioje meno medijoje, gobelenė, tekstilėje. Tai jeigu mes turime istoriškai tokią didžiulę pagarbą tai tekstiliai, tai kodėl ją ignoruoti šiandieną? Tai mes savo ką praeities neturim, istorijos negerbėm. Kas mes buvom, kokie mes buvom ir kokie mes esam.